čia į teatro įskaitą ir šį vakarą matysite 2 spektaklius. Pirmasis Sudėjai idiotai, o kitas 8 mylinčios moterys. Po pirmą spektaklį bus 10 minučių pertrauka. Linkiu Jums gero žiūrėjimo. Sveiki, idiotai. Kaip sekasi? Ar žinai, kur esi? Taip, žinau. Teatre. Tai kaip jums visiems sekasi? Kaip jums sekasi? Taigi toks retorinis klausimas, nereikalaujantis atsakymą. Žinot, filosofai sako, daug svarbiau yra suformuoluoti klausimą, negu surasti jį atsakymą. Tas, kas nors tiek gavo filosofijai, ar iš bendro, tas žino, kas yra retorinis klausimas. Aš negaudau filosofijai, nors norėčiau. Šiaip ar taip per filosofijos egzaminą prirašiau 2 puslapius apie tai, kad klausimas, kaip jums sekasi, šiandien yra labiau retorinis. Ir kaip jūs jau žinote,
Mane išgrūdo iš universiteto. Štai viskas. Galiu gal eiti? Ne, negali. Idiotas, atbil. Prašau nusiraminti. Ar žinai, kodėl čia esi? Taip. Supranti, kad dingo žmogus. Taip. Tai gal tu žinai, kur? Ne. Viską tu žinai ir tu viską papasakosi ir neskies čia. Atsiprašau. Man sakė, kad čia tiesiog svarbiausia atsakinėti jūsų klausimą. Aš ir atsakinėjau. Idiotas sėdi. Prašau nusiraminti. Laikykime tvarkos. Man sakė, čia pas jūs kiekviena detalė yra svarbi. Taip, kiekviena detalė yra svarbi. Štai tu paaiškink, kuo čia ta filosofija? Filosofija visada deda. Šiaip tai nuo filosofijos viskas ir prasidėjo. Kas prasidėjo? Na, kai aš laikiau filosofijos egzaminą, jai suėjo lygiai 18 metų. Buvo jos gimtadienis? Na taip, o ką, pas jūs neparašyta? Filosofija buvo vienintelis dalykas, kurio aš neišlaikiau. Nuo pat pradžių žinojau, kad nieko iš to nebus, bet man tėtis viskas tvarkė, kad aš ten įstočiau. Vien dėl jo važiavau mokytis. Pažadėjau, kad pamėginsiu. Mėginau, tikrai mėginau, bet neišėjo. Sakykit, jūs pykstat ant savo tėvų? Aš? Ne, visiškai nepykstu. Kodėl turėčiau? Šiaip tai man tėvai geri žmonės ir aš nenorėčiau čia apie juos šnekėti. O sakykit, jūsų tėvas? Sakiau, aš nenoriu apie juos šnekėti, čia tikrai nieko dėti. Nelabai turi iš ko rinktis. Man atrodo, čia jūs nelabai turit iš ko rinktis. Kaip jie reagavo, sužinojo prareiškį? Skirtumas, kaip jie reagavo. Užtenka vien to, kad jie jau žino, kur aš esu. Aš nenoriu apie juos šnekėti, suprantate? Gerai, jei nenori kalbėti apie tėvus, tai apie ką tu nori pasikalbėti? Nežinau. Tik jūs apie kažką norėjote pasišnekėti. Tai klausim. Tu sakė, nuo filosofijos viskas ir prasidėjo. Kas prasidėjo? Mane galutinai išgrūdo iš universiteto. Kada? Prieš kalėdas. Aš žinojau, kad jūs daug anksčiau, bet kad tikrai išgrūdo. Žinojau, tik tais 4 dienas iki kalėdų. Išgrūdo, supras, pašalino? Mhm. Tas faktas, tai išmušė iš vėžių. Išgrūdė. Prašau. Išgrūdimas iš universiteto man tikrai neatrodo kaip pasaulio pabaiga. Nors daugelį gal ir atrodytų. Tai tada nenuvažiavai, nes turėjai susitikti, a? Kur nenuvažiavau? Tai tu nenuvažiavai. Ne, aš jai tikrai skambinu. Važinėjau troleibusų. Pirmyn, atgal. Žinot, važiuoji į troleibusų ir galvoji, tai likti ar nelikti. O kol galvoji, troleibusas į mažų važiuoja. Klausyk tu! Svarbi detalė. Mūsiškiai tą vakarą lošė finale. Kažkokia tai nesąmonė. Visose kitose sporto šakose mūsiškius sudrapsto į miltus. Bet šitą tinklinį niekada. Kai vieną kartą mūsų sportininkus padarys per tinklinį, juos darys per visur. Kuo čia dėtas tinklinis? O kuo čia? Čia mano tėvai. Gerai, sakysiu apie detalę finalą. Jis vyko tą pačią dieną, kai tavo draugė šventė gimtadienį? Finalas tą pačią dieną, kai mane išgrūdo iš universiteto. Tai tu nenuvažiavai varžybas, nes turėjai susitikti su ją? Aišku, aš jai tik skambinu, aš nevažiavau į varžybas. Nenorėjau matyti visų tų mano mylimų grupiokų snukių. Sakykit, jūs jaučiatės išskirtinis universiteto aplinkoje? Ne, nesijaučiu. Tik tą vakarą prisiminiau, kad į svečius mane buvo pakvietęs užeiti filosofijos dėstytojas Raskauskas. Aha, vadinasi, tave pašalino iš universiteto ir tu nuvažiavai pas dėstytoją į namus. Aš nuvažiavau pas dėstytoją į namus ir tada mane pašalino. Šiaip tai mano vardas
dėstytojo prašėte, kad pas jūs užeiti? Prašau. Nori arbatos, arba sultį? Ne, ačiū dėstytojo, aš nelabai turiu laiko, bet buvau pažadėjęs, kad užbėgsiu ir sukau. Ar jauti apie ką nori su tavim pasikalbėti? Puikiai žiūrėjau, ką tas senas ožys norėjo su manim pasikalbėti. Bet aš tikrai nenorėjau leistis į durnas diskusijas apie mano rašto darbą. Jeigu atvirai dėstytojo pirmininkai, žinau, o ko jūs neįmate pažiūrėti, kaip mūsiškiai kiekvienį lošia? Šiandien jau finalas. Aš jau 25 metus dirbu universitete. Man paaiškino, kaip studentas lankės visas mano paskaitas, parašė tokią nesąmonę per egzaminą. Ką aš jam turėjau atsakyti? Tu jį visada klausydavai mano paskaitų. Ir aš puikiai skiriu studentą nuo to, kuris mokosi ir viską dedasi į galvą. Na, nuo to, kuris tikis, kad jam per egzaminą kaip nors išeis nusirašyti. Po velnių, gi tu viską supranti, gi tu turi galvą ant pečių. Idealizmas. Kad jis žinotų, kaip šiomis dienomis žmonės laiko egzaminą. 2/3 po egzaminą jie laikyti su racija. Labai paprasta. Viena ausė turi specialią ausinę, kurios taip lengvai nepastebėsi. O kitame gale sėdi tavo kolega. Ir barake, bevalgydamas tavo mamos iškeptus kotletus, diktuoja tau viską telefoną. Ir taip visur, visi taip laiko egzaminus, visi taip mokosi. Visas universas yra šūdų duobė. Ir svarbiausia, kad niekas nieko nesimė. Univere, skelbimų lentoje, kurią skaito ir dėstytojai, galima labai lengvai rasti skelbimų siūlančių nusipirkti vieno ar kito dėstomo dalyko šperas, kursinį darbą, diplominį darbą, nu žodžiu, ko tik reikia. Ir viskas oficialiai, tik kainos, neva sutartybės. Šiandien dėstytojau, aš pagalvojau, Ką tu pagalvoji? Tu pagalvoji, kad lankai visas paskaitas ir dėstytojas bus gailestingas. Aš pagalvojau, kad jūs ir taip viską žinote apie tą Sokratą. Man rašyti jums apie jį būtų kvaila. Kvaila. Nes jūs ir aš puikiai žinome, kas buvo toks Sokratas. Bet man rūpi jūsų nuomonė, dėstytojas. Nuomonė. O kaip suprast tą postscriptą? Jis garsiai pradėjo skaityti mano postscriptą. Kambarėje nieko nebuvo. Jis, aš, mes abu puikiai žinojame, kas ten parašyti. Gerbiamas dėstytojau, žinau, kad visiškai nesakiau jūsų man pateiktą klausimą. Tačiau tikiuosi, kad šios mano jums pasirodys įdomesnis nei sausas teorinis atsakymas į klausimą apie Sokrato svarbą filosofijos raidai. Jeigu jūsų neįtikinu, tai galite man parašyti neigiamą pažymį ir aš visai nesupyksiu. Tiesiog man teks perlaikyti jūsų egzaminą. Ir kaip aš turėjau pasielgti, vaikeli. Na, jis galėjo mane sukirsti. O kam? Kada kartą pavadintume strofų studentai ir dėstytojai? Nori? Abu žinom, kaip tai vyksta. Sėdi prieš mane studentas. Mąstas, susijautęs, klausomas. Vieną kitą mąstų klausimą pakirto. Ir galvoja, ar kelias nekėlis. O, išdursiu tą senį Raskauską. O vaikšto dar ir kranto vagumai matytis priglijos, kad vaikšto kaip įkeldis pridėjęs. Tai bus juokinga. O žiūri ir galvoju. Galvytė, tu galvytė. Smegenėlį špižinį. Smegenėlį maslus. Ne, nesupranti, kad aš tų pažymėlį gerai tik iš gailesčio rašau. Kad nėra ir nebus iš tavęs ne filosofų, bet yra kur augintojų. Nori pakartoti? Gerai. Tik žodžiu. Kas buvo Sokratas? Dėsiau Sokratas, na, Sokratas buvo graikas. Jis buvo graikas ir jis parašė. Dėstytojau, jūs suprantat, kad man daug svarbiau, ką jūs matėte, apie tai, ką aš parašiau. Šūdas, vaikeli, bet tai ką tu parašai? Nes tu ten nieko. Jeigu tu tikrai būtum klausęs mano paskaitų, tai tu būtum įskalęs į galvą, kad Sokratas, vaikeli,
nieko nėra parašęs, nė vienas sakinį. O tas skedalai yra 5 klasės rašinėliai. Tada dar galvojau, kad nuoširdžiai rašai tai, ką mąstyti. Bet man kilo vienas dalykas. Tu man niekada neuždavei nė vieno klausimą. Iškart būčiau tave demaskavęs. Bet tu man neuždavei nė vieno klausimą. Dejuoju, iš vis buvai knygas. Dėčiau, aš viskai. Ir nebesties man apie Sokratą valandėlį. Nentojo pataikė. Kad aš čia nenorėjau. O tavo įdomu. Kas? Kodėl aš jas neskaičiau? Įdomu? Todėl, kad tavim tikiu vaikelį. Tu ne toks kaip tikiu. Iš to, kaip tu klausydavai man paskui, kaip tu reaguodavai, aš mačiau. Noriu tau kai ką pasiūlyti. Klausai? Taip, klausau, dėstytoja. Mūsų katedroje trūksta veiklių žmonių. Pradžioj surašiu kokį asistentą vietą, paskui galėtum kodifikuoti mokslinį laipsnį. Sakai dabar, fondų pinigus ir jis sako. Sprendimą? Taip, suprantu, dėstytoja. Nu va, puikiai. Dar turi kokių problemų? Turiu. Neišlaikiau nei vieno egzaminą. Grafiti išpaišiau centrinių rūmų 2 aukštą ir vienas toks, va čia jau man prastai buvo. Aš ištatuiravau taikos balandį rektoriui ant šiknos. Kaip čia pasakysiu, jums gal atrodys juokinga, bet aš negaliu pakeisti šudmalių ir apsimetyti. Aš negaliu pakeisti šudmalių ir apsimetyti. Čia tau, už apsimetį. Ne, jūs neapsimetėlis, dėstytojau. Jūsų paskaitas man iš tikrųjų įdomios. Man jos vienintelis įdomios, labai jau praktinis. Pirštus graušiu vaikelį, bet bus vėlu. Oi, graušiu pirštus ir maldausiu dar vieno šanso, bet bus vėlu. Gyvenime yra lošimas, o lošti reikia pagal tam tikras taisyklės. Aš supratau, dėstytojau, viskas. Aš einu, jūs iš vis nesisielakite dėl manęs, tai gerai, man viskas bus gerai. Su šitas pistukas. Dėl daugelio dalykų. Dėl kokių dalykų? Labiausiai dėl to, kad tokio melagio kaip aš visame Bulgare nėra. Pavyzdžiui, jeigu aš einu į parduotuvę ir kas nors manęs paklausia, kur einu, man nieko nereiškia suskiesti, kad nemokamai gavau bilietus ir su Rūta Pakarskite einu į Kirkorovo koncertą. Nekenčiu aš tokių klaidų kaip Kirkorovas, o Rūtos Pakarskitės nesu matęs, neįsivaizduoju, tokie egzistuoja, bet taip daug smagiau, o be to, nuo tokią melą niekas nekenčia. Tai dabar irgi neloši. Jeigu reikia, tikrai nedėjau sakyti tiesą į akis. Pavyzdžiui, Migliai ar Remiui. Migliai ar Remiui. Kas tas Remis? Remis man brolis. Jis dar labai mažas, bet atrodo, kad viskas supranta geriau už mane. Jis labai protingas. Nes mėgstamiausių mūsų užsiėmimų važinėti troleibusais. Man visą laiką patinka jo klausytis, nes jis prigalvoja nerealiausių istorijų. Nėra jokio brolės. Niekas nesukuria geresnės istorijos kaip Remis. Mes važiuojame, jis pasakoja išgalvotas istorijas apie tuos, kurie važiuoja kartu su mumis. Arba tai, kas matosi pro langą. Pavyzdžiui, pamatęs mandarino ževelę ant grindų, jis gali sukurti nerealiausią istoriją, kaip čia atsirado. Jam patikdavo važinėti troleibusais, kurie važiuoja palei upę. Remis prilipdavo prie lango ir laukdavo, kad pamatytų plaukiantį laivą. Ir praplauko. Remis prieš 2 metus susirgo ir mirė nuo leukemijos.
tą dieną, kai jis mirė, aš išdaužiau visus savo kambario langus. Žinau, kad kvaila, bet tada taip... Bet to jis irgi nepažįstas Lenin. Jis... Tai brolio mirtis labai jis sukrėtė. Galiu paskambinti. Ar nešiojotės brolio nuotraukų ir kitokių jo daiktų? Ne, aš ir taip gerai prisimenu. Ar galiu paskambinti? Ar jums kartais atrodo, kad brolis dar gyvas? Ką? Ar jūs vis dar laukiate savo mirusio brolio? Kiekvieną trečiąjį, 6:30 ryto, aš nuogas nusirengiu, aš parke laukiu savo mirusio brolio. Galiu paskambinti. Brolio mirtis jūs labai sukrėtė. Kam skambinti? Mikliai. Jūs skambina Mikliai? Ne, aš tai jau skambinu. Jos telefonas išjungtas. Gal tęskim toliau? Gerai. Išėjęs iš dėstytojo namų, tu nuvažiavai pas ją? Ne, ten važiavau troleibusu ir po to išlipau pačiame centre. Žiema, visur lemputės, per aikštę keliauja būrelis turistų. Aš kažkaip galvojau, kad prieš kalėdas niekas niekur nekeliauja, bet pasirodo klydau, nes lenkai keliauja, ar kaip keliauja. Būrelis lenkų besiblaškančių po pagrindinę aikštę. Ieškojo savo autobuso do Varšavai. Tikriausiai galvoja, kad aš nemėgstu lenkų. Aišku, kad mėgstu. Prisimenu, mokykloje buvo kažkokios specialios pamokos, kur mus visus mokė tolerancijos. Nuo to laiko aš esu tolerancijos. Aš esu labai tolerancijos. Aš visus toleruoju. Norėčiau čia jūs ištoleruoti. Jūs toleruoju visus. Bet suprantat, kuo aš labiau toleruoju kitus, tuo kiti mažiau toleruoja mane. Jūs, pavyzdžiui, čia sėdite. Jūs gėjus? Žinot, man visai nusispjauti, su kuo jūs gulat lovą. Man patinka moteris. Jums patinka vyrai. Jūs, suprantat, skirtumas tarp manęs ir jūs yra tas, kad visiems tą demonstruoja. O tai jau ima visus šiek tiek nervinti. Žinot, jeigu jūs sakote, kad jūs esate gėjus, aš sakau, kad aš esu rasistas. Natūralus dar, suprantat? Žiūrėt, nuo vaikystės toks buvau, mažiukas rasistas. Sako, gamtoj pasitaiko, natūralus rasizmas, natūralus noras, kad visi būtų tokie kaip aš. Mylėkite mane, koks aš esu, aš rasistas. Mūsų tiek nedaug, mūsų visi engia. Kodėl taip yra? Toleruokite mus. Jeigu jūs mane sakysite, kad jūs esate gėjus, aš jums nesakysiu, kad aš esu rasistas. Kas susitarė? Pasakok, nes tai išvadas parašys. Apie ką ten šnekėjai? Apie Lenką. Lenkai yra Lenkai. Jie nekalti, kad jie Lenkai. Jie paklausė, kur čia kunigaikščio paminklas, aš juos pasiunčiau. O pats norėjau prie to paminklo. Stovėjau, žiūrėjau tą paminklą ir pasidarė kažkaip žiauriai liūdna. Na gerai, išėjęs iš dėstytojo namų, aš nenuvažiavau pas ją. Tada nusprendžiau važiuoti į savo bendrabutį, susikrauti daiktų. Ir tikėjausi, kad bendrabutį nieko nebus. Bet... Sveikas, ko tu netinklinį? Man biški negera. Ne tau visada negera, jūs. Eik tu na. Ką tu čia reikės? Nežinau. Mane iš univero išmė. Šiandien pasakė, kad ateičiau susikrauti daiktų su mane. Kostas. Koks? Jo, kostas. Aš dabar tėvui nepaskambinsiu, nepasakysiu. Tėti tavo sūnų šiandien išmetė iš universiteto, nes jis beveik visą semestrą nelaikė paskaitų. Neišlaikė nei vieną tarpinio egzamino. Per pagrindinę sesiją iš 7 dalykų susimokę
nusimovė 6. Koks kaifas. Kaifas, man irgi žinau. Bet aš dabar nepaklausiu. Mylimas tėvėlė, ar jūs neprieštarautumėte, kad jūsų šeimos pažiba, kurį jūs taip inertingai grūdate į šitą universitetą, šiandien visas apsišykęs, apsitvėręs, grįžtų namo ir kartu su jumis sėstų prie šeiminio stalo valgyti vakarienę? Kaip veža. Mane irgi veža. Iš tikro tai šikna, ar ne? Na, veža. Atsijimčiau. O kur pieša? Nežinau. Išėjo su tuokė. Su Dovylė? Nu, ta lenta. 6 aukštą. Kur išėjo? O kur daugiau dar kiekštas su mergomai? Nu, na. Tikrai nori žinot. Tipo nori. Eik, blet, kur mano takas? Dėgimo, tą taktą. Čia aš, durnas, tau taktį neprireikė, tai duokit žiežį. Žinok, neprireikė. Padėk, dyk. Šys, abakas. Aš mintis, blet, žinok, mintis sakau. Ką, nepavykai tau gal? Blet, jau čia. Nestovėjo. Paklausyk, taugi nedavė. Ir tai gaudė namo negrįžti. Nepavyko, šiuk. Sveikas, atvykęs namo.
Raminkis, dar žodis užmušiu. Man raminkis reikia. Man raminkis reikia. Važiai savo mažylį raminkis. Negali nesipysit? Eik kaka, čia ten būdį susėdė. Atsimeni tą lenkę. Neblogas raminkis, ne? Bet nepamušė. Rimtai, debilas, kurva, negaliu patylėti. Eik apsitrausk, visą kilimą iškraujuosi. Tai suprantu, Davilė, šitą jums reiškia. Ko čia ta Davilė? Tiesiog negaliu pakęsti, tas pislys nulenda prie normalių nagų. Kai jis jums trenkė, pasijutote geriau? Ne, pasijutau geriau, kai deginau jo šlepetes. Jis išėjo su mano, tą. Jūs tikrai sudeginote abi kambariuko šlepetes? Šlepetes, tarkės, toks skirtumas. Vieną sudeginau, kitą išmečiau pro langą. O kambariukas Kęstutis išėjo su mano, tą. Jūs jaučiate tokią didelį konkurenciją su bendramžiais? Aš jaučiu nepilnavertę konkurenciją. Nepilnavertę konkurenciją su savo bendramžiais. Man atrodo, kad aš esu faktas, nagrinėjantis abstrakciją. Klausyk tu! Klausyk, aš. Baigčiai sugalėjai. Gerai, baigiu. Va, viskas, matot, Džekis, nebeiškalinėjai. Atsakyk į klausimus apie savo bendramžius. Mano bendramžiai parsiniega. Dar mėg. Kas ji? Klausiu, ar mėg. Atstok. Turi dar pasas, man reikia dantis išvalyti. Ne, mažyly. Šitasis papas, kiek tu laiko? Visą laiką. Nesvalau. Aš tai žinau, Darėlė, tikriau valau. Žinai ką, Darėlė? Mūsiškai prakišą. Eik tu nafu. Saldžių sapnų, jo. Na ir ką? Na ir nieko. O kaip galvojate, ar jūs jautrus? Esu abejingas viskam. Galiu savo karelę naudoti sėkmingai valytis. Ir kraują, ir snarglius, ir užmatą. Kodėl skarelė? Koks jūsų reikalas? Iš jūs ko išėsėkis? Galite važiuoti namo. Nusiramink, tau čia niekas nelinki blogo. Tu padėsi mums, mes padėsim tau. Man padėsi. Man nereikia jokios pagalbos. Aš pats galiu susitvarkyti. Aš pats galiu išsispręsti savo problemas. Man viskas normaliai. Tai jūs matot kažkokias problemas. Jeigu jūs jų turit, tai patys jas išspręsti. Klausyk tu, kuriam viskas normaliai. Jei tau viskas taip normaliai, tai galbūt paaiškinsi. Kaip? Ir pati. Išeidamas iš bendrabučio, išdauži ketvirtame aukšte 3, o antrame aukšte 2 langus. Kodėl normalus žmogus išeidamas šaukia taip, kad prižadino beveik pusę bendrabučio. Ir pasak Božėnas, tu, budėtas. Cituoju. Jaunuolis su peiliu rankose grėsmingai artinosi link manęs, kiešė rankomis ir bandė kažką aiškinti apie gyvenimo myles. Gyvenimo myles. Aš jai sakiau, kad aš ją myliu. Išeidamas aš norėjau atsisveikinti, apsikabinti. Kas čia blogo? O langą aš vieną išdaužiau, kitus langus tinklinės ir gali išspardė. Jeigu tu bandėjai jai paaiškinti, kad tu ją myli, tai kam tu buvo reikalingas peilis? Koks reikia? Skaitau dar kartą. Jaunuolis su peiliu rankose. Iš kur tas peilis? Koks čia peilis? Iš kur čia peilis? Tai čia tu paaiškink, iš kur tas peilis? Aš neturėjau jokio peilio. Jinai viskas man davavo. Tai jums atrodo, kad jūs neturėjote jokio peilio. Kaip jums atrodo, aš turėjau peilį, neturėjau.
Tai iš jūsų pasakojimo suprantu, kad kritinių situacijų metu jums kilo keistas noras daužyti langą. Ar šis garsas jūs ramino? Taip, labai. O kas jums dar sukelia panašių emocijų? Aš nežinau, aš ramus būnu, kai smaugiu savo barsuką. Ar turėjot intymių santykių su Migda? O kodėl, kai draugauju su mergina, visiems labai rūpi? Ar aš ją dulkinu ar ne? Tai gal jums nepavyko kažkas negerai, gal tu negali? Kai noriu, galiu. Ar tikrai? Gerai. Važiavau į miestą, užsisakiau alaus. Po to dar vieną alaus. Mano vardas Trojus. Kaip sakai? Sakau Trojus. Geras, aš Nojus. Turėjot apie? Ką čia švenčiat? Laimėjom! Ką lošia? Tinklinė? Geras, girdėjau šiandien finalas buvo. Įsivaizduoji, pirmą kartą mes juos padaužėm. Nerealiai. Dviem taškais. Klausyk, varom kurti su mum, ką? Lek! Ir aš prisijungiu. Iš pradžių buvom trise, vėliau prisijungė dar 4. Mes šventėm pergalę, o aš švenčiu labiausiai, nes buvo kažkaip. Bet kaip? Žodžiu, kabakas užsidarė, tada mes užėjom kažkokį barą. Kažkas kažkam paskambino, kažkas kažkur pakvėrė. Sėdam kažkokį taksį ir atsidūrėme kažkokiame tai name pas kažkokį tai alpinistą. Tame name buvo visko, ko tik nori. Pirtis, baseinas, aš jau nebešneku apie gėrimus. Galėjai išsirinkti, ko tik širdis geidžia. Viskį, tekilas, brandy, polas, mergų. Klausyk, gal mergaitės nori? Kaip, ką? Kaip? Na, yra žmogus, yra mergaičia. Bet ką, žinau. Nesijaudink, čia visos mergaitės apmokėtas. Nu, nebent norėsi antrą aukštą, reikės truputį primokėti. O kiek? Kiek turi? Nu, turiu 200. Maždaug pusvalandžio užteks. Eime. Jis nuvedė mane į kambarį antrame aukšte. Ko nori? Gal alaus man atneš dar? Mergaitės kokios nori, šviesios, tamsios. Nežinau. Nesijaudink, žinau, viena tau tiks. Labą dieną. Kaip norit? Ką? Aš... Pradžioje gal nori, kad tave nurengčiau? Tai kad ne, gal nori parakyti? Kad aš nerkau. Tau neatrodo, kad rūkyti labai nuobodu. Tai kaip nori? Aš norėčiau... Gal nori pasišnekėti? Kaip suprantu, mes nelabai turim laiko. Žinai, norėjau paklausti, kuo tu vardu? Kokio reikia? Ne, nesupratai, nu kaip tau tykus vardas, ar nesakytų gimiai, kuo tu vardas tavo. Klausyk, jie nori šnekėti greičiau, nes aš neturiu laiko. Aš negaliu, aš nesveikas. Ne, man viskas normaliai, bet kai aš esu išgėręs, o dabar aš esu išgėręs ir aš susijaudinu, aš pradedu kračytis. Kam tu išvis mane kvietei? Aš norėjau tik paklausti, ta prasme, gali prisėsti. Tu turi savo mylimą spalvą? Tarkim, raudona. Aha. O tu, į mane anksčiau važinėdavo tokie raudoni senoviniai troleibusai. Troleibusai? Na, nebeliko, dabar važinėja tokie dideli su langais. Klausyk, atsipalaiduok. Pamiršk tuos langus, mes esam dviese. Tai kaip nori? Ne, nesupranti. Mano brolis mėgdavo važinėti tais troleibusais. Aš tiesiog noriu... Aš irgi noriu. Ne. Jis prašydavo manęs visą laiką, kad mes važiuotume tais troleibusais. Kažkodėl jam labai patiko.
Mes stovėdami stotelėje ir atvažiuodavo naujas troleibusas. Remis visą laiką užsispirdo, tai mes laukime kito. Vėl nežinok, man kartais taip sunku, kad norisi kaupti. Galime ir pakaupti. Au. Nepalauk, aš nenoriu, kad bičia kaupti. Nori. Aš noriu, kad tu būtum tu, aš būčiau aš. Ne, klausyk, turim taip psichą savo gydytis reikia. Nepalauk, aš tau sumokėsiu. Kiek tau reikia? Aš turiu pinigų. Už ką tu sumokėsi? Aš tau nepatinku, tau kažkas neįtinka, Bonika mano vardas ir aš nieko nežinau apie tos tavo troleibus. Tu gali paprastai pasakyti, kaip tu nori, ar ko tu nori. Aš galiu viską padaryti. Monika, tu man patinki, tu graži, aš ne tos nuotaikos dabar. Aš tiesiog, kai aš paprašiau, man norėjęs, bet po to, kaip tu atėjai, man praėjo. Ne tai. Aš tikrai nesu kalta, aš tiesiog... Tu norėjai iš tokios pasityčiot, ar ne? Įsikviesti merginą ir sumaišyti ją su šūdais? Tau tai teikia malonumą? Iškrypėlį tu! Iškrypėlį! Neklausyk, kaip tiko mergaitė verkės. Nieko, aš nežinau, nieko aš nepadariau, aš norėjau apie troleibus. Kas toks, stati šablė? Nieko aš nepadariau, galima eiti juos paklausti. Davai, vadovėsiu ir paklausiu. Aš noriu sužinoti. Pavyzdžiui, kodėl jūs tikite Dievą? Jaunuoli,
Mes tikim Dievą, nes jis atnešė šviesą, jis sukūrė šį pasaulį. Mes esame jo vaikai. Mes turime džiaugtis, nes kiekviena nauja diena yra Dievo dovana mums. Taip, kiekviena diena mums. O žiūrėk, man kokią dovaną padovanoja. Mano brolis skyrė. Čia irgi tokia jo dovana, tokia kalėdinė dovanėlė. Jaunuoli, nereikia pykti. Jūsų brolis nemirė. Jis tiesiog iškeliavo į Dievo karalystę. Kokia dar karalystė? Kur dabar mano brolis? Danguj? O kas jeigu jūsų kad Dievo nėra? Dievas yra, jeigu reikia būti. Gali palauk, man labai svarbus skambutis. Palauk. Palauksiu. Labas, aš tau tiek kartų skambinu. Ar gali susitikti? Kalbėsim lyga. Žiūrėk, aš pagalvojau, kad žiauriai senai tavęs nemačiau, galvojau, būtų gera tavęs susitikti. Ką ji tau sako? Ne, tai yra taip, eksai jau baigėsi. Aš pagalvojau, kad jau šiandien galėčiau sėsti ir atvažiuoti su traukiniu. O tu galėtum susitikti? Ne, dabar negali. Nes tiesiog telefonu nieko neišeina. Nieko, aš tiesiog senai tavęs nemačiau, man reikia tave pamatyti. Ko nepamiršau? Gruodžio 20? Kas gruodžio 20? Gimtadienis. Tavo gimtadienis. Žinau, tik aš todėl ir noriu susitikti, nes jau mėno, kai turiu nupirkę savo dovaną, o praeitą savaitę viskas kažkaip, žinai, buvo daug egzaminų. Žinau, ką, aš nenorėjau tau skambinti tiesiog. Man reikia tave pamatyti. Ne, aš dar suostu. Aš 6 valandą atvažiuoju. Gerai, galim. Susitinkam 6:30 prie. Ką ji tau sakė? Ji padėjo ragelį. Žinot, su kuo aš kalbėjau? Kalbėjau su mergina, kurią žiauriai myliu, bet nelaiminga meilė. Kaip jūs meilėsi? Kaip aš esi pasaulio kaip Dievas. Dievas ir yra meilė. Taip, meilė. O kuo jūs vardu? Aš esu sesuo. Ne sesuo. Sakykit, tu. Kuo tu vardu? Gintarė. Aš Martynas. Tu labai graži. Ačiū, Martynai, mes labai skubam. Taip, palauk, galėtum palaukti šitas gali. Norėjau pasakyti, kad tu labai graži. Nes niek tu nesinori tos paprastos meilės, tos žmogiškos. Jaunuoli, jūs negirdėjot, ką aš pasakiau, mes labai skubame. Gintarė, niek tau nesinori, kad koks nors vaikinas atsiklauptų prieš tave ir sakytų, tekėk už manęs, aš noriu būti su tavimi, kol mirtis mus išsiųs. Jaunuoli, baigi čia tos tavo žaidimus. Ir tu palauk šit. Niek tau nesinori šeimos. Niek tau nesinori, kad tavo vaikas sėdėtų tavo ant kelių ir sakytų, mama, aš tave myliu. Bet, Martynai, Dievas jis... Dievas jis nieko nedirba. Jis suprastų, jis matytų, kad tu esi laiminga. Tugi nori būti laiminga. Dievas norėtų, kad tu būtum laiminga. Baigi tyčiatis, Martynai. Aš nesityčiu. Sesuo, gal tai yra laiminga. Gerai. Gintarė, tai kiek už manęs? Mes turime eiti. Tu gali palaukti. Žešulat, aš nesuprantu. Kiek už manęs? Aš pasakiau, mes turime eiti. Palaukit, sesuo, Martynai. Kiekvienas turi pasirinkimo teisę. Ir aš pasirinkau. Aš pasirinkau Dievą. Bet tugi laukai savo žmogaus. Ir kai tu jo nesulaukiai, tada tu pasirinkai Dievą. Bet štai dabar aš stoviu prieš tave ir sakau, bėgam, važiuojam su manim prie jūros. Man labai gaila, kad jūs nesuprantate. Labai gaila, kad jūs nepažįstate Dievo. Dievas yra gailestingas, viską atleidžia. Reikia mokėti paprašyti atleidimo. Reikia atgailauti savo nuodėmes, atsileidimus, rimtai žodžius. Reikia atgailauti. Nuoširdžiai gilėtis to, ką padarei. Jūs kur nors ėjat, kur jūs melstis einat, ne? Eik, melstis.
vaikystėje melsdavausi ir padėdavau, po to nustojau. Ar ji atrodė susijaudinusi? Aš manau, jį vėliau labai gydėjęs, kad norėjo melstis. Myšė, ar kai kalbėti telefonu, ji atrodė susijaudinusi? Ne. Koks buvo Miglės balsas, kai jis skambino? Toks kaip visada. Jūs skambino iš savo telefono? Taip. Kelintą valandą jis skambino. Nežinau, buvo vidurdienis, gal labiau rytas. O ar po to dar kalbėsi? Taip. Pasakok iš eilės, kaip po to susisekė su ją? Po to? Po to traukiniai. Stotis. Cigaretės, visi prašom. Po to mažiau traukinių ir po to gatvių, po to lemputės, po to dar daugiau lempučių, po to parduotuvės, po to tokia staramodės ruožė plokštė. Po to einu ir tada toks didelis vyras. O, koinė, negalima. Kodėl negalima? Nes aš tai pasakiau. Jūs ką, čia viską saugau? Saugau. Saugot miesto eglę. Saugau. Kas nors puola? Tu pirmas. Toks kalėdų sėdiškai. Ne, aš kaip fėja. Tuo įstrauks aburtų lasdelį ir tau parodysi. Aš juk merginos laukiu. Miglės laukiu. Mergišės matė atsirado. Laukiu. Miglė yra vienintelis žmogus, kurio dar galiu laukti. Pražiopsojau jos gimtadienį. Visada pražiopsojau. Niekada neatsimenu datų. O Miglė atvirkščiai. Ji visada prisimena. Ypač tada. Jie labai mėgo rėmis. Čia galėtų šnekėti apie viską. Pavyzdžiui, žinant, aš kažkada sėdėjau ant to soliuko ir šnekėjome apie Remarką. Jūs skaitėte Remarką? Po to aš ją pabučiavau ant to soliuko. O per vieną mano gimtadienį ji padovanojo knygą. Mes dar susitarėme, kad per vieną jos 18 gimtadienį mes pabėgsim. O žinot, kokią knygą man padovanojo? Sėdinčioje rūgėse prie bedugnų. Skaitėt? Jei neskaitėt, tai neskaityk. Man nepatiko. Važiuojam prie jūros. Kada? Dabar. Kodėl? Aš nežinau, todėl, kad aš taip pasakiau. Važiuojam. Aš dabar negaliu. Kodėl? Man, rytoj egzaminas. Miglė, man šiandien egzaminas buvo. Išlaikyk. Ne? Ten, kodėl? Nes man nepatinka. Aš noriu prie jūros važiuoti. Miglė, važiuojam prie jūros, prašau. Važiuojam? Aš negaliu. Rytoj. O rytoj? Gerai. Važiuosiu su tavim. Jei? Jeigu kas? Jei pasakysi man bent 3 dalykus, kurie yra ir kurie tau iš tikrųjų patinka. Man patinka rėmis. Martin, jo jau nebėra. Man patinka senieji raudoni troleibusai. Martinai, jų jau irgi nebėra. Nu, tai labai paprasta, man patinki tu. Šitas nesiskaito. Kodėl? Kodėl šitas nesiskaito? Todėl. Na gerai. Važiuosiu su tavim. Rytoj po egzamino 12 valandą aš būsiu čia. Jeigu tu ateisi, aš važiuosiu ten, kur tik panorėsi. Dar yra klausimų. Ar tu žinai apie jos konfliktą su mama? Ką tai ne? Ar tu žinai, kad jin išėjo iš namų nepasiems jokių daiktų? Ar tu žinai, jog nemėgo fotografuoti tiltus? Kokius tiltus? Mes pas ją namuose radome 7 neryškintas fotojuostas. Mes jiems išryškinom, ten vien tiltai. Aš nekelsiu apie tos tiltus. Ar žinai, kad tą dieną Miglė nenuėjo į egzaminą? Nenorėjo, nežinau. O tu žinai, kad ją prieš 2 mėnesius išmetė iš universiteto? Išmetė? Kodėl? Jie jau svarstė pusę metų. Jie nelankė paskaitų. Miglė,
Tu žinai, kad jinai vaikščio pas psichologą? Kur? Tu žinai, kad jinai vartoja labai stiprius vaistus? Kokius vaistus? Aš žinai, kad jin bandė nusižudyti. Gal tu žinai žmogui, kurį galėjo kreiptis pagalbą? Kokį žmogų? Kokį nors žmogų, kuris galėjo būti dar jai artimas. Mokytojas apie ją kažką minėjo. Dėl ko klausi? Gali būti, kad jis pasakys ją matė. Buvai pas jį nuvykęs, matei kažką įtartino? Nežinau, aš nuvažiavau pas jį. Gerai, atstok. Man reikia eiti.
Ir tu bandai pasakyti, kad moteris bandė prie tavęs kabinėti. Nieko aš nebandau pasakyti. Niekas prie manęs nelenda. O ką tu daryk po to? Susitikai su Migle? Ne. Ji parašė man žinutę. Parašė sudie. Sudie? Vienas žodis. Sudie. Aš bėgau susitikti, o jos jau nebebuvo. Kur? Kitą rytą prie Eglės? Ne, iškart prie tilto. Kokio tilto? To, kurį jį fotografavo. Tai tu nori pasakyti, kad Miglė nušoko nuo tilto? Iš kur tu žinai, kad jis fotografavo tiltus? Jis ir nežino, mes ką tik jam patys pasakė. Nežinau, aš pagalvojau, aš pajutau, aš žinojau, kad reikia ten bėgti, kad tai tikrai ten bus. Žinau, nežinau, pajutau, pagalvojau, buvo, peilis nebuvo, o iš tikrųjų tik viskas suplanuota. Skambinu Miglei, susitari susitikti. Tregas, kelintą? 6:30. O pas močiutę? 6:10. 3 valandas žmogžudystei. Sočiai. Įsiprašau nakvynės. Pakiša įkančias. Nuotraukas karelę. Šitą, kur Miglės mama atpažino. Taip. Ne, čia jo esminė maina, jis pamiršo skarelę. Taip, todėl kartuoja, kad pats sukrūvinu. Pirštinės. Ten mano žmonos. Gal labiau. Dar grandinėlė. Gali būti. Ir dar apkaltinu moteris seksualiniu priekabiavimu. Jūs nesveiki, jūs nenormalūs, jūs pasigydykite, ar jūs girdite, ką jūs dar šnekate. Ne, aš nenormalus. Čia tu pasigydyk iš plytelį. Ką tu jai padarai? Pasmaugys karelę. Nužudai peiliu. Nėra jokio peilio. Kai tu ją žudėjai, maldavo pasigailėti. Ar jau tai tą patį, kaip ir daužydamas langus? Aš karelė. Na, pasilimti atsiminimą, iš plytelį. Kartu jas pirktų, mes abu turėjom vienodas skareles. Meluoji, nėra jokios kitos karelės. Dar kartą klausiu. Kur ji? Ten jos nebebuvo. Kur nebebuvo? Ant tų tiltų. Ten. Jos nebebuvo. Aš gavau tą fotoaparatą. Ją vieną pasiūlių užsiėmimą. Ir jau išsikabino. Viską fotografuodavo. Sakydavo, kad per objektyvą žiūrėti patinka, kad tai pasaulis gražesnis. Ištisas dienas praleidau tą tiltą. Fotografuodavo viską. Tiltus, gamtą, vandenį. Juk tu jį neparašai. Pas mane jie ateina klausdavo. Gal aš ką žinau. O aš? Ką aš? Ašgi nevėlė, aš nei apie jūs, nei apie tave, nei ką jūs. Aš nežinau, kad knygą pašalinti iš universiteto. Tada sakyda, kad viskas gerai. Tada viskas gerai. Aš šiaip turėjau padėti. Nieko nevyks, nieko. Tik buvo mano vaikas. Mes su Dalia neturim vaikų. O mokiniai, jie juk mano vaikai, jie juk užauga. Grįžo Dalia, žmona mano. Aš buvau šiek tiek išgėręs. Porą sekundžių viską, nedaugiau. Eilinį kartą susirėjom, man knygas pradėjo mėtyti. Sekciją sudaužė. Tada susikrojo daiktus, trenkė durim ir ruošti skyryboms. O aš stoviu, pyktis ašką, visakise kaupėsi. Ir... Ne.
prašau, nereikia. Nuo to tik blogiau bus. Juk aš čia dėl visko kalta. Nusiramink, dėl nieko tu nekalta. Klausyk, gal arbatos nori? Jeigu nieko nesakys, gali brendžių pirkti. O galiu pasimti savo nuotraukas? Gali. Bet man jos irgi patinka. Supranti, kartais, kai būna liūdna, mėgstu jos dar kartą pažiūrėti. Galėtų bent vieną atsiminimui palikti. Vieną paliksiu atsiminimui. Man jau labai reikia. Kam? Sugalvoju, kurias panaudoti. Tai arbatos nori? Ne. Tai kas atsitiko? Aš veisiu. Žinai, šiandien nežinai. Aš planuoju per kalėdų atostogas važiuoti prie jūros. Reikia ir man ką galvoti. Gali važiuoti kartu, jeigu nori. Supranti, turiu pažįstamą ten kambariai, nemokami. O kai grįši padėsiu viską sutvarkysiu tėvai. Dabar, jeigu nori gali likti nakvoti, vis tiek niekas negrįš. Na kas dabar? Aš bijau. Na ko, bijai? Aš bijau. Na ko, tai nėra čia, tu bet nusiramink. Mini, tu dabar pagalvo, kad viskas taip sunku. Patikėk. Tiek, mini. Gyvenime atsiras ir trys dalykai. Gal tu dar pabūsiu tikrai ir pasakyti man patirti. Ir trys dalykai visada atsiras. Eina maždaug. Moks paklausiu. Miglė, palauk! Miglė, aš lieku! Aš išbėgu paskui, bet jos nebebuvo. Ir nereikia čia jūsų pašaipių žvilgsnių. Ką aš turėjau daryti? Eiti jos namus, į policiją? Ką turėjau pasakyti? Kaip išgąsdinau savo mokinį? Ir jas namo dar kartą žiūrėjau tą nuotrauką. Ta, kad man atsiminimų paliko. Nuotrauka tiltas. O tai ten pusė užrašas. Sudėjo. Vos tik pasačiau, kad neįti tu, Martynai. Beje, kaip buvo su karele. Bet tvarkydamas namus, pasėdėjau, kad jis pas mane paliktas karelį. Stars across the room, trampling noises that come too soon. Spatial movement which seems to mirror, resonating mask of fear. Hollow talking in hollow again. Thoughts that I from the root of pain. Never said it was good, never said it was me. Shadow rises when you are here. And then you call. Gerbiama komisija dėl galimų įkalčių stokos siūlų šiandienos posėdį nutraukti. Kadangi pagrindinis įkaltis buvo atmestas, siūlyčiau susilaikyti nuo griežtesnių vertinimų. Pagaliau tai jau nebe mūsų kompetencija, tam yra ir aukštesnės instancijos. Todėl dabar prašau baigti kritinti išvadų planus. Ko jūs tylite? Tai klauskit. Ei, ko jūs tylite? Tai klauskit, ko nori. Ašgi čia. Klauskit. Kaip jūs ten klauskit? Klauskit. Tu esi dingęs be žinios.
Tu esi žmogus dingęs be žinios. Ir tu, žmogus dingęs be žinios. Tu žmogus, bet be žinios. Jūs visi esate dingę. Jūs buvot, o po to jūs dingė. Bet, tai nėra žmogus. Dingo. Jūs irgi visi buvot, o po to jūs dingė. Ar aš galiu jums padėti? Jaučiu, kad ne. Jūsgi nebegirdit mane. Jūs iš vis nematot šalia esančio žmogaus. Jūs jį identifikuojate. Jūs patys esate identifikacijos objektai. Jūs esate skaičiai, numeriai. Tau skambinu vieną numerį, tu man skambini kitų numerį. Pirku rūbus vieną numerį, aunuosi kito numerį. Gaunu atlyginimą vieną skaičių. Tiek skaičių išleidžiu valstybei, tiek skaičių išleidžiu rūbams, tiek skaičių išleidžiu maistui. Svarbu viską gerai apskaičiuoti, kad po to galėtumėte gerti be skaičių. Ir kai prisigeriat be skaičių, jaučiatės laimingi. Ir verkit, arba einat kam nors daužyt snukių. Aišku, ašgi dar jaunas. Aš dar viską suprasiu. Aišku, jūsgi esat protingesni. Jūs visada esate protingesni. Jūsgi viską mokat apskaičiuoti. Jūs galite apskaičiuoti ne kaip aš elgsiuos, ką aš darysiu. Tik žiūrėkit, gerai apskaičiuokit. Nesuklyskite. Žinot, kas svarbiausia? Kiekvienoj istorijai svarbiausia gera pabaiga, graži pabaiga, radanti šviesą. Remis galėdavo sukurti puikiai istoriją radančią šviesą. Man niekad neišeidavo. Bet jūsgi jau žinote, kokia bus pabaiga. Jūsgi jau viską apskaičiavote, ar ne? Nes yra keli variantai. Pamastykite. Vieną aš galiu. Matot, jau aš pradedu skaičiuoti. Idiot. Jūs skaičiuokit taip, kaip jums atrodo teisinga. O aš darysiu tai, kas man. Gal perskaitysit, gal laikraštį. Nesvarbu. Jūs čia bandat išsiaiškinti, kur dingo žmogus, kodėl dingo žmogus. Jūs tiesiog ne čia ieškot. Jūs jos nerasit. Taip, kaip jūs dabar ieškot, jūs tikrai jos nerasit. Remio nėra. Myglės nėra. Martyno jums irgi nėra. Taigi, mokytojau, ačiū Jums, kad visus
visus tos metus buvot kartu su mumis, padėjot eiti šiuo keliu, atradot mus, vedėt tos scenos keliu. Ir aš labai norėčiau, kad kas nors apšviestų, aišku, nieks neapšvies, bet norėčiau, kad Giedrius su Donatu atneštų jums dovaną. Ir ką galiu pasakyti mokytojui? Prašau minutės. Norėčiau, kad dabar tartų žodį direktorius mūsų. Visi atsitraukė. Jauni žmonės parodė, kad jie jau perėjo į antrą etapą. Jie parodė šiandieną tikrą savo brandą. Jie mąstantis, jie galvojantis, jie yra kūrybiški, jie pažįsta save, jie ieško formų, kaip galėtų save išreikšti. Tai yra būdinga tik kaip brandžiam žmogui. Bent šitos įskaitos metus parodėte tikrai savo tą brandą ir įskaitų laida turi tokius šaunius žmonės. Visiškai noriu pritarti Julį ir tikrai noriu padėkoti tėčiams, mamoms, kur jūs patys pamatėt, kas tai yra kūryba. Ir kai vaikas yra čia, kiek iš jo yra reikalaujama, kiek jis atiduoda pats save. Bet vakar, kai jie rinkosi repeticiją, ką aš jums sakiau, merginos? Padaryk šventę sau. Pasidarykit šventę sau. Mes tikrai juos priimsim, bet taip norėtųsi, kad šventė būtų jiems. Pasidarėt šventę? Taip. Brandos požymis. Ačiū jums. Não,